Labadiena visiems. Šiandien mes pajungiam muziką į automobilį ir dabar parodysim, kaip tai buvo padaryta. Tai pirmiausia, jums reikėtų nusipirkti laidus, geriausia tai pirkti komplekte. Dažniausiai tai būna pigiau. Pavyzdžiui, mes pirkom va šitą komplektą, kuriame buvo maitinimo laidas, linijai laidai, saugiklis ir remonto laidas. Taip pat buvo trumpas laidas minusinis, bet jisai man buvo biškai per trumpas ir pakeitėm kitų. Taip, nu ir nuo ko pradedam. Pirmiausia, ieškom skylės, per kurią galima būtų prakišti laidą į salioną. Štai pavyzdžiui, šitam automobilį buvo va toksai va guminis kamštis, kuriame mes padarėm skylę, prakišom ir labai gerai pavyko ištraukti iš tenai salioną. Jeigu pas jūs yra, pavyzdžiui, skylė kažkokia tokia, bet nėra guminio kamščio, tai tada šitoj vietoj būtinai reikėtų apvyniuoti su izoliacija storai ir įkišti, kad jisai čia nuo vibracijos neprasitrintų su laiku ir neužtrumpintų. Tai vat, pliusą jungiam paskutinį. Nu čia dabar jau viskas pajungta, bet šiaip jungiam paskutinį, kad nieko neužtrumpint. Saugiklis yra 60 amperų. Irgi labai lengvai viskas čia pajungti, va, šešiakampiai varžtukai va tokie. Užveržiat, užspaudžiat laidą ir viskas. Užsukat paskui plasmasiukus. Dabar einam į salioną. Parodysiu, kaip išėjo mum tą laidą prakišti. Štai va šitoj vietoj jisai išėjo į salioną. Lygiai taip pat į šitą pusę atvedėm laidus. Laidą, ta prasme, vieną mėlyną remoutą. Vat pro čia jisai išėjo. Taip, nuimam plastiką. Plastikas. Štai vat buvo. Va taip vat. Labai gražiai, lengvai jisai nusiima. Vedam čia laidus. Maitinimo laidus vedam atskirai vienoj pusėj. Lijinius laidus, kurie eina nuo grotuvo, vedam kitoj pusėje. Va dabar tenai matosi mėlynas laidas. Nu paskui dar parodysiu. Taip, kad nebūtų trukdžių, vedam atskirai. Maitinimo vienoj pusėje, lijinius laidus kitoj pusėje. Taip, gražiai viską paslėpiam. Lygiai taip pat va čia. Po kilimėlių ten viskas pas mus. Čia prakišt. Gražiai. Dabar minusinį laidą mes pajungiam į kėbulą. Tai va čia radom varžtą, prisukom laidą. Pas jūs gali būti, pavyzdžiui, kur nors arčiau po plastiko arba tenai arčiau durelių galinių. Galima tada paimti. Mum neišėjo, tenai dėl to teko ilgesnį biškį laidą paimti. Taip, dabar laidas ir minusinis, ir pliusinis turėtų būti vienodo storio. Kad nebūtų taip, kad pliusinį jūs padarot storą gerą, o minusinį ten visai mažiuką, tai nėra gerai. Lygiai taip pat nuo akumuliatoriaus, dėl to, kad mes jungiam prie kėbulo, reiškia nuo akumuliatoriaus minusinis, irgi turėtų eiti į kėbulą gan storas. Nu čia viskas tvarkoja. Taip, dabar einam
prie grotuvo. Štai grotuvas pas mus va toksai va. Grotuvas be kompaktinio disko, čia eina SD kortelė, taip pat USB portas yra, nuimama panelė, taip pat prie šito grotuvo yra pultas. Irgi labai geras dalykas, kada sėdi atsilošęs mašinoj ir gali junginėti dainas. Taip, dabar žiūrim. Štai vat linijai laidai mūsų jungiami štai čia. Jungiam, pavyzdžiui, čia vat mėlynas, ane? Mėlyna galvutė, va šita eina į raudoną. Ta balta, baltesnė, va tokia, eina į baltą. Nu ir kaip sakiau, prakišam atskirai, kitoj pusėj. Štai va čia vat jis eina, kad nebūtų trūkdžių. Ir dabar mums reikia pajungti remote, laidą, irgi pliusinį, kuris, kada jūs įjungsite grotuvą, iškart įsijungia tada ir stiprintuvas. Arba jeigu pas jūs grotuvas pastoviai įjungtas, paliekamas pavyzdžiui, tai jūs pasukat raktą ir automatiškai įsijungia muzika, stiprintuvas ir grotuvas. Taip, pajungiam mes jį prie mėlyno laido. Štai vat mėlynas, jisai būna dar mėlynas su balta juosta. Vat, jisai čia mum išėjo. O čia yra pavaizduoti kontaktai, jisai išėjo A5 antena power, kur yra parašyta. Štai va šitas va. Antena power. Tai yra apatinis šitas va razjomas yra. A5, tai antras kontaktas viršutinis nuo dešinės. Tai va, jisai čia ir išėjo mum. Va, apatiniai juodoj fiškiai šitoj. Jeigu iš šitos pusės mes žiūrėsim, išėjo va, viršutinis antras. Taip, dabar einam į bagažinę ir pažiūrėsim, kaip reikėtų pajungti patį stiprintuvą. Taip, linijai laidai atėjo štai mum iš šitos pusės. Teko nusipirkti dar va tokius va, papildomus spliterius, kurie įsišakuoja kontaktą į dvi fiškės, va, pavyzdžiui, va čia, kad pajungti pilnai. Štai, va. Štai pas mus va toks va stiprintuvas. Čia, nu čia rašoma yra, kad 900 vatų, aišku, neaiškių kažkokių vatų. Firma Edge. Garsiakalbiai yra Pionierius. Štai va tokie va garsiakalbiai. Tuoj pažiūrėsim, kiek jie čia turi vatų. 200 neaiškių kažkokių vatų ir 60 vatų nominalo. Tai 4 ohmų, gali būti, kad čia 60 vatų kažkas tikrų. Tai vat. Prie stiprintuvo jungiam garsiakalbius būtinai yra pliusas ir minusas, nesumaišom su polarizacija. Pliusą jungiam prie pliusų, nes kitaip garsiakalbis atvirkščiai veiks. Vat, pajungiam minusus į minusus, pliusą į pliusą. Taip, dabar patį pajungimą elektros prie stiprintuvo. Reiškia, va, pagrindinis tas maitinimas raudonas ateina ir jungiam prie 12 voltų, kur čia yra parašyta. Groundas, tai čia yra minusas, kurį mes jungiam į kėbulą.
Šiaip idealiausias variantas, aišku, būtų jungti minusą prie pat akumuliatoriaus. Bet kadangi akumuliatorius taip ar taip pajungtas į kėbulą, tai mes jungiam ir turėtų būti viskas gerai. Taip, dabar šitas laidas mėlynas. Čia tas remoto laidas, kuris eina iš grotuvo. Ta, kurį mes įjungiam, kada grotuvą įsijungia ir pats stiprintuvas. Jeigu jūs pajungsit tik tai pliusą šitą ir minusą šitą, tada stiprintuvas neveiks, jisai nebus įsijungtas. Jeigu galima dar, pavyzdžiui, bet geriau aišku to nedaryti, galima, pavyzdžiui, pajungti pliusą iš karto iš čia, tada bus pastoviai įjungtas šitą. Bet geriausiai, kada jūs galite reguliuoti, kad nebūtų pastoviai pajungtas stiprintuvas, kada jūs įjungiat radijuškę, tada ir įsijungia muzika. Vat. Taip, nu ką čia dar pažiūrėti galima. Štai, pavyzdžiui, reguliavimas vyksta. Pavyzdžiui, dabar yra kolonėlės pajungtos prie fronto, prie šito. Pats subwooferis pajungtas prie galinio kanalo. Tai va, ir čia galima pasirinkti, pavyzdžiui, ką jūs norit. Aukštas dažnis, žemas dažnis. Aukštas dažnis, žemas dažnis. Čia aplamai galima atjungti. Nu ir čia reguliuojate jau levelį galingumą. Taip. Nu ką, einam įjungsim. Taip, aš pasukau dabar raktą, įsijungia va šitą, bet jinai dar neįjungta. Įjungiam radijuškę. Va. Nu va. Nu va, įsijungia. Varo normaliai. Ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, jums padės tai patiems padaryti savo automobilį. Ačiū už dėmesį, viso gero.